Light – žingsniai link Kristaus. Žingsniai link Kristaus yra bene plačiausiai paplitusi krikščioniškos literatūros knyga, kuri lydėjo daugybę žmonių kelyje link Kristaus. Šioje knygoje rasite ne tik atsakymą į klausimą apie gyvenimo prasmę, bet ir Dievo meilę, kurioje atskleidžiamas jo planas išgelbėjant žmoniją. Pirmas skyrius. Nusidėjėliui reikia Kristaus. Iš pradžių žmogus buvo apdovanotas tauriais sugebėjimais ir aiškiu protu. Jis buvo tobulas savo esybę ir gyveno harmonijoje su Dievu. Jo mintys buvo tyros, tikslai šventi, tačiau dėl nepaklusnumo šios savybės pasikeitė. Egoizmas užėmė meilės vietą. Prasižengus, jo prigimtis taip susilpnėjo, kad jam buvo neįmanoma savo jėgomis atsispirti blogio galiai. Jis pateko į šėtono nelaisvę ir būtų likęs joje amžinai, jei nebūtų ypatingu būdu įsikišęs Dievas. Gundytojo tikslas buvo sužlugdyti dievišką planą, kuriant žmogų, ir pripildyti žemę sielvarto bei vargų ir visu šiuo blogiu apkaltinti Dievą. Visą šį blogį jis nurodys kaip Dievo darbo, kuriant žmogų, rezultatą. Būdamas be nuodėmės, žmogus džiaugsmingai bendravo su Dievu, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Kolosiečiams 2 skyrius 3 eilutė. Tačiau padaręs nuodėmę, jis nebegalėjo rasti džiaugsmo šventume ir stengėsi pasislėpti nuo Dievo artumo. Tokia vis dar yra iki šiol neatsinaujinusios širdies būklė, negalinti darniai gyventi su Dievu ir nerandanti džiaugsmo bendraudama su juo. Nusidėjėlis negalėtų būti laimingas Dievo akivaizdoje. Jis vengtų šventų būtybių draugystės. Jei jam būtų leista patekti į dangų, jis nesidžiaugtų. Ten viešpataujanti nesavanaudiškos meilės dvasia, kur kiekviena širdis plaka kartu vienodai su begalinės meilės širdimi, nepaliestų širdies sielos stygų. Jo mintys, jo interesai, motyvai būtų svetimi tiems be nuodėmės esantiems gyventojams. Jis įneštų disonansą į dangišką melodiją. Dangus jam būtų kančių vieta, jam norėtųsi tik vieno – pasislėpti nuo to, kuris yra šviesa ir džiaugsmas danguje. Dievas nesavavališkai nutarė pašalinti nedorėlius iš dangaus. Dėl savo netinkamumo dangui jie lieka už ribų. Dievo šlovė jiems būtų naikinanti ugnis. Jie trokštų mirties, kad pasislėptų nuo to, kuris mirė, norėdamas juos išpirkti. Mums patiems neįmanoma ištrūkti iš nuodėmės bedugnės, kurioje atsidūrėme. Mūsų širdys yra piktos ir negalime jų pakeisti. Kas gali padaryti švarų daiktą iš nešvaraus? Niekas negali. Kūno rūpesčiai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Jobo 14 skyrius 40 eilutė bei Romiečiams 8 skyrius 7 eilutė. Auklėjimas, kultūra, valios ugdymas, žmogaus pastangos – viskas naudinga, bet čia jie yra bejėgiai. Dėl jų išorinis elgesys taps teisingas, tačiau tai negali pakeisti širdies ar išvalyti gyvenimo šaltinių.
turi būti jėga, veikianti iš vidaus, naujas gyvenimas, iš viršaus, kad žmonės pereitų iš nuodėmės į šventumą. Ta galia yra Kristus. Tik jo malonė gali išjudinti sielos užgesusius sugebėjimus ir pritraukti ją prie Dievo šventumo. Išganytojas pasakė, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Jono 3 skyrius 3 eilutė. Nebent jis gaus naują širdį, naujus norus, tikslus ir motyvus, vedančius į naują gyvenimą. Nuomonė apie tai, kad reikia ugdyti tik žmoguje iš prigimties egzistuojantį gėrį, yra didelė apgaulė. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystę ir nepajėgia suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Pirmas laiškas Korintiečiams, 2 skyrius 14 eilutė, bei Jono 3 skyrius 7 eilutė. Apie Kristų parašyta, jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Jono 1 skyrius 4 eilutė, bei Apaštalų darbų 4 skyrius 12 eilutė. Neužtenka suvokti mylinčio Dievo gerumo, pamatyti jo charakteryje geranoriškumą, tėvišką švelnumą. Neužtenka suvokti jo įstatymo išmintį ir teisingumą, kad pamatytume, jog jis pagrįstas amžinu meilės principu. Apaštalas Paulius visą tai matė, kai sušuko, tuomet pripažįstu, jog įstatymas geras. Įstatymas yra šventas, o įsakymas yra šventas, teisingas ir geras. Romiečiam 7 skyrius 16 eilutė, bei 12 skyrius 14 eilutė. Bet sielos kančios ir nevilties kartėlyje jis pridūrė, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Jis troško grynumo, teisumo, kurį pasiekti jis buvo bejėgis, ir šaukė, vargšas aš žmogus, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno. Romiečiams 7 skyrius 24 eilutė. Toks šauksmas kyla iš nuodėmės prispaustų širdžių visuose kraštuose ir visais amžiais. Visiems yra tik vienas atsakymas. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jono 1 skyrius 29 eilutė. Dievo dvasia bandė iliustruoti šią tiesą skirtingais pavyzdžiais ir aiškiai parodyti sieloms trokštančioms išsilaisvinti iš kaltės naštos. Kai Jokūbas nusidėjo, apgaudamas Ezavą ir pabėgo iš savo tėvo namų, jį apėmė kaltės jausmas. Jis tapo toks vienišas ir atstumtas, atsiskyręs nuo to, kas buvo brangu jo gyvenime. Jo sielą labiausiai slėgė viena mintis. Nuodėmė atitraukė nuo Dievo ir kad jį apleido dangus. Liūdėdamas jis atsigulė ant plikos žemės, aplink jį tik vienišos kalvos, o aukščiau dangus su ryškiomis žvaigždėmis. Ir štai sapne jis matė keistą šviesą ir kontūrus plačių laiptų, kylančių, kaip jam atrodė, nuo žemės, ant kurios jis gulėjo, ir vedančius aukštyn į pačius dangaus vartus. Ir jais Dievo angelai kopė aukštyn
ir žemyn, o iš aukščiau esančio šlovės debesies buvo girdimas Dievo balsas, kalbantis paguodos ir vilties žodžius. Taip Jokūbui buvo duota pažinti gelbėtoją, kuris patenkins jo trokštančio širdies poreikį. Su džiaugsmu ir dėkingumu jis pamatė kelią, kuriuo nusidėjėlis gali naujai bendrauti su Dievu. Paslaptingos kopėčios, kurias jis matė sapne, simbolizavo Jėzų Kristų, vienintelį tarpininką tarp Dievo ir žmogaus. Tai yra tas pats pavyzdys, apie kurį Kristus užsiminė savo pokalbyje su Natanaeliu, sakydamas: Jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Jono 1 skyrius 51 eilutė. Atsiskyręs žmogus atsiribojo nuo Dievo. Žemė buvo atkirsta nuo dangaus. Dėl bedugnės, kuris skyrė juos, negalėjo būti bendrystės. Tačiau Kristaus dėka žemė vėl susiliejo su dangumi. Savo nuopelnais Kristus įveikė prarają, atsiradusią dėl nuodėmės, ir tarnaujantys angelai gali bendrauti su žmogumi. Kristus sujungė kritusį silpną ir bejėgišką žmogų su neišsenkančios galios šaltiniu. Veltui žmonės svajoja apie pažangą, veltui bando pagerinti žmonijos gerbūvį, jie ignoruoja vieną vilties ir pagalbos šaltinį, skirtą puolusiai žmonijai. Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, yra Dievo. Jokūbo 1 skyrius 17 eilutė. Be jo charakteris nebus tobulas. Ir vienintelis kelias pas Dievą yra Kristus. Jis sako: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą, tik per mane. Jono 14 skyrius 6 eilutė. Dievo meilės pripildyta širdis ilgisi savo žemiškų vaikų. Meilė yra stipresnė už mirtį. Paaukodamas savo sūnų, šioje vienoje dovanoje jis išliejo visą dangų. Išganytojo gyvybė ir mirtis, jo užtarimas, angelų tarnystė ir dvasios kvietimas, tėvo darbas visur ir visiems, dangiškųjų būtybių pastovus susidomėjimas, visa tai, kad būtų išpirktas žmogus. Susimastykime apie nuostabią auką, kuri buvo paaukota dėl mūsų. Pabandykime įvertinti pastangas, kurias dangus deda dėl išgelbėjimo paklydusių bei grįžimo į tėvo namus. Nėra stipresnių motyvų ir galingesnių jėgų, kad būtų pradėta veikti. Didelis atlygis už teisingus darbus, džiaugsmą danguje, angelus, Dievo ir jo sūnaus bendrystę bei meilę, visų mūsų talentų išpuoselėjimą ir stiprinimą per amžinus amžius, ar visa tai neskatina visa širdimi su meile tarnauti mūsų kūrėjui ir išgelbėtojui? Kita vertus, Dievo žodis byloja apie Dievo teismą nuodėmei, kaip neišvengiamą atpildą, mūsų charakterio išsigimimą ir galutinį sunaikinimą, kad įspėtų mus, kaip išvengti tarnavimo šėtonui. Ar mes neįvertinsime Dievo gailestingumo? Ką jis dar galėtų padaryti? Užmegzkime teisingus santykius su tuo, kuris mus taip nuostabiai pamilo. Pasinaudokime mums suteiktomis priemonėmis, kad galėtume tapti panašus į jį ir vėl bendrauti su tarnaujančiaisiais angelais, būti harmonijoje su tėvu ir sūnumi. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti.
Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Mato 11 skyrius, 28-30 eilutės.